Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki! Nupieškime turko paveikslą. Net nebejoju, kad vyrą pieštumėte būtinai su ūsais, o moterį apsigobusią tradicinę skarą. Tačiau ir iš tiesų šiuolaikiniai turkai yra tokie. Ar jie vis dar puoselėja senasias tradicijas? Paklausykime, ką pasakoja turkas Harun. Ūsai. Jie kilę iš mūsų tradicijų. Ūsų auginimas kildinamas iš vidurio rytų, iš Osmanų, Hunų imperijos. Jie nėra šiandieninių turkų kasdienio gyvenimo dalis. Šiandien jaunuoliai tradicijų taip nebesilaiko. Jie švariai nusiskuta. Jie negalvoja, kad ūsai yra labai gražu, tačiau vyresni žmonės juos vis dar augina. Barzdas taip pat. Daugelis šiandien daugiau atsižvelgia į savo poreikius ir skutasi taip, kaip jiems patogu. Bandau pagal prisiminti, su kuriais žmonėmis bendravau, jie nei vienas nebuvo su ūsais. Arba jie buvo nesužymėjęs, kad aš tiesiog nekreipiau dėmesio. Dabar neturiu tokio patirties, sakykime, su vyresniais turkais. Aš negaliu pasakyti, kad jie yra kitokie žmonės negu visi kiti turkai. Negu visi kiti žmonės, kad jie yra... Aš nemačiau tų moterų ten gatvėse vaikštančių su skarom arba vyrų su ilgom barzdom. Nemačiau. Nežinau, ar galiu taip sakyti, bet su skaromis yra taip pat kaip ir su ūsais ar barzda. Jos kilusios iš tradicijų, bet daugelis sako, kad to reikalauja Koranas. Daugumos nuomonė tai susijęs su mūsų religija. Moteris dabar jas nešioja daugiau kaip religinį simbolį. Nes šiandien Turkijos valdžia ir tie, kas ją išrenka, mano, kad Turkija turėtų būti religingesnė šalis, todėl stengiamasi populiarinti moteriškas karas kasdieninėme gyvenime. Bet mes bandome tai sustabdyti. Jauni ir išsilavinę turkai negalvoja taip kaip valdžia. Šiandien Turkijoje tai yra didelė bėda, nes išsiskiria žmonių nuomonės. Universitetuose, valstybinėse institucijose, viešosiuose vietose skaras ryšėti draudžiama. Moteris kartais buvo galima pamatyti ateinančias vakare išsimaudyti jūroje, bet su vyrais. Jos vienos labai retai kada vaikščiodavo. Aptarnavimų srityje tiek restoranuose, tiek viešbučiuose moterų praktiškai nėra. Parduotuvėse jų nėra. Arba moteris gali pardavinėti senyvo amžiaus, jie daugiau pardavinėja prieskoninės daržovės, arbatas. Jos yra su galvos apdangalais ir kaip užviniotos tos skaros, ko net negalėčiau pakartoti, kaip galima suvinioti tą galvą. Ir atrodo, kad jom gali būti karšta. Vieni sako, kad žmonės nešiojantys karas yra religingi, o tie, kurie nenešioja, nėra religingi. Tai priešina žmonės. Mes sakom, kad tai netiesa. Aš musulmonas, tu musulmonas, o ką dėvėti ir nešioti, tavo reikalas. Nesakom, kad tu nenaudok to ar to. Ne, priešingai. Mes tą žmogų gerbėm, nes jis daro taip, kaip jam patinka. Tai labai plati tema, apimanti daug aspektų. Trumpas atsakymas būtų toks, kad šiandien kokie 25% moterų nešioja skaras. Neketiname sekti jų pavyzdžių, bet tai jų pasirinkimas, kurį mes gerbėm. Jie visai nekreipia dėmesio, kad vaikšto pro šalį įvairių tautybių žmonės. Jeigu jiems atėjo laikas melstis ir tas, kuris musulmonas, jis pasideda kilimėlį ir jisai meldžiasi. Ir tokio nebuvo, kad kažkoks požiūris kitoks į mus, kad mes pasižiūrim ar vertinam gal kitaip. Tiesiog tikrai šito nepastebėjau ir nebuvo. Daugelis mano, kad Turkija yra arabiška valstybė, tačiau daugiausiai šią nuomonę yra suformavusi Europos žiniasklaida. Turkija iš tiesų labai skiriasi nuo arabų šalių. Galbūt mūsų religija ir tokia pat. Aš esu musulmonas, arabų šalis taip pat musulmoniškos. Tačiau mūsų šalis labai skiriasi. Jie gyvena pagal šią religiją visiškai kitaip. Turkai nuo arabų skiriasi daug kuo. Jie kalba arabiškai, mes turkiškai. Panašus gal tik keli žodžiai. Jų abėcėlė visiškai kitokia. Mes naudojame lotynišką abėcėlę. Žmonės galvoja, kad turkai yra arabai, bet tai netiesa. Turkas yra arčiau europiečio žmogaus. Ir to musulmonų tikėjimo pas juos tikrai žymiai mažiau negu arabų šalyse. O tą teko pastebėti. Ir turkai daugiau linkę bendrauti sakykime, to žmogaus, su kuriuo jisai bendrauja, to žmogaus kalba. Negalėčiau pasakyti, kad jis lietuvių kalba, jisai daug ir rusiškai kalba, ir angliškai kai kurie moka šnekėti, bet jie linkę tiesiog priimti tą žmogų, koks jis yra. Kartais jaunimas perima tam tikras kitos kultūros detalės. Kartą, kai buvau Turkijoje, mačiau, kaip jaunimas švenčia Heloviną. Tai nėra mūsų kultūros dalis, bet tai linksma. Smagu, kai perimami geri dalykai. Perimama ne tik tai, perimamas ir bendravimo pobūdis tarpusavyje, su draugais, su kitais žmonėmis. Manau, tokie skirtumai tarp kultūrų yra visame pasaulyje.
Galėčiau pasakyti apie turkų jaunimą, kad jis tikrai yra kitoks, negu yra mūsų jaunimas. Muzika taip, vakarai, diskotekos, tikrai taip yra, bet muzika jų kitokia. Jie mažiau vertina europinę muziką, jie daugiau klausosi savo šalies nacionalinės muzikos. O kokie mes Harun akimis? Jis sako, kad lietuviai draugiški, tolerantiški ir išsilavinę. Tačiau pasitaiko ir tokių, kurie vis dar mąsto stereotipiškai. Ar mes tikrai tokie? Likite sveiki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.